Sveiki visi. Kągi, finalinis etapas 4080 16 GB. Čia gigabaito bus Aero plokštė, visa balta. Ant backplate'o, kaip matėt, uždėjau papildomai termopadų, kad blogiau tikrai nebus. Toliau surinkinėjau kortą, pakeičiau termopadus, kurie susidėvėja. Dedu 15 W, geriausia ką turiu. Aišku, norisi ir aušinimą išsibandyti. Fehonda atsiuntė Fast Change 3 lapelius, tai vat ant lusto dedam Fast Change ir žiūrėsim, kas bus. Aišku, čia per didelis, bet neapkarpiau, palikau visą cielą. Čia yra, va, kas atrodė pradžioj korta. Visi duomenys yra, čipai lustas perkeltas nuo tos kitos kortos ir jeigu kas streame nematėt, galite pasižiūrėti, ten pavyko ne iš pirmo karto, bet paskiau pavyko. Įdomesnis momentas, kad dabar paleisdavau furmarką, temperatūra hotspotų ten palei 90 laipsnių, bet TDP yra tik tais 85%. Tam reikėjo perjungti vaizdą iš kortos, signalą iš kortos ir tada hotspotas pasidarė 100 laipsnių. Faktas, kad Honda šitam atvejui ne kažką. Jinai tokia iš principo yra storesnė, todėl sekantis bandymas yra su Gelido. Irgi Fast Change'as. Uždedat. 3 minutės palaukėt. Nuimat. Dabar vat TDP 100%, hotspotas 84, 81, šokinėja aukštyn žemyn, galimai dėl Fast Change'o. Kas nežino, Fast Change termopadai, tai jie keičia savo savybės kylant temperatūrai. Ir viskas, kaip tam toliau, balius su jie baigtas, testai. Ačiū, kas žiūrėjo. Ačiū prenumeruojantiems, geros dienos visiems.